Labadiena, Europos čempionate prasideda antrasis turas ir mes vertiname tai, ką jau matėme ir prognozuojame tai, kas galėtų būti. Graikija, Čekija. Pirmasis turas ir čekai turbūt yra labiausiai nuvylusi komanda, kalbant apie žaidimą, ne tik apie rezultatą. 1-4 rungtynėse su Rusija tai taip pat yra šiurpoka, bet pats žaidimas toks, kad blaškosi su kamuoliu Tomašas Rosickis, o duoti to kamuolio dažniausiai nėra kam. Tai yra, jeigu Čekija lieka prie tų futbolo standartų, kuriuos demonstravo pirmąją čempionato dieną, jiems bus sudėtinga. Sudėtinga bus žaidžiant prieš Graikiją, kuri atvers dar mažiau erdvių už savo gynyboje, negu tai darė rusai. Tai yra, norint sulaužyti tą gynybą, reikės greičio, reikės veržlumo, reikės fantazijos, kurios čekai kol kas nedemonstruoja. O graikams toks varžovas, sakyčiau, toks varžovas yra labai parankus dėl to, kad kontratakuojant galima bus pabandyti. Ir graikai, na, jie tai ir daro visą gyvenimą. Tai yra, jie bandys ir tikėtina, kad tas rungtynes graikai laimės. Netgi nepaisant to, kad favoritė yra Čekija. Santykis už graikų pergalę 1:3,2, o tai reiškia, kad santykis solidus, o tai, kad graikų pergalė yra įmanoma, manau, tuo galima tikėti. Nu, jeigu čekai nelaimi prieš graikus, galima daryti išvadą, kad jiems bus sunku surinkti tuos daugiau negu 2,5 taško, dėl kurių galima lažintis. Santykis yra 2,2. Kodėl taip yra? Todėl, kad lenkams, matyt, paskutinės rungtynės vis dėlto bus svarbios. Lenkai, abejoju, ar po antrojo turo jau bus palaidoję viltis žengti tolyn. Čekija, turėdama pagal mūsų prognozes nedaugiau negu 1 tašką po 2 turų, norėdama surinkti 3 taškus, turės Lenkiją įveikti. O tai padaryti bus nelengva, todėl kad Lenkija žaidžia namuose, todėl kad Lenkija parodė savo sugebėjimą rungtyniauti pirmose rungtynėse, bent jau pirmajame kėlinyje, ir tai iš tikrųjų nėra silpnas varžovas, nėra tas varžovas, kurį galima įveikti žaidžiant vidutiniškai. Rusija, Lenkija. Tai yra rungtynės, kuriuose gerai startavusiems rusams lygiosios nebus. Tragiškas rezultatas toli gražu. Tai yra prastas rezultatas. Suprantama, geriausia būtų laimėti ir beveik užtikrinti pirmąją vietą grupėje, bet, kaip sakoma, geriau žvirblis rankoje. Ir tuo principu Rusijos komanda gali vadovautis. Tai yra, futbolas gali būti atsargesnis negu rungtynėse su Čekija. Rizikuoti rusams nebereikia. Lenkai lygiai taip pat. Jie gali pasirinkti gana atsargią taktiką, nes tas pats žvirblis. Tai yra, pralaimėjus rungtynės gali būti sunku. Nepralaimėjus viskas tarsi ir lieka kontroliuojama. Reikia laimėti paskutinės rungtynės prieš Čekijos komandą. Toks variantas yra įmanomas ir todėl, prognozuojant, kad futbolas gali būti gana atsargus, tikėtinas rezultatas yra lygiosios. Santykis 3,4 ir bandykite, jeigu norite, bandykite lažintis už štai tokią rungtynių baigtį.